Ar yra tikrų valandinių auklių ir kodėl ta auklė pagal iškvietimą gali tapti daug brangesnė negu, tarkim, kažkokia pastovesnė auklė? Tai visų pirma, valandinės auklės tai yra žmonės, kurie jums neįsipareigoja, nes jiems neįsipareigojate jūs. Tai yra žmonės, kurie dirba keliose šeimose ir tada, kai jums prireikia, visai gali būti, kad auklė tuo metu negalės dirbti. Kaip padaryti, kad auklė galėtų dirbti? Na, reikia pirmiausia įsivaizduoti, ko ji nori. Tarkim, žmogus, kuris nenori dirbti pilnu etatu, jis turi tam tikrą valandų kiekį, kurį norėtų dirbti ir už tą valandų kiekį norėtų gauti tai atitinkantį atlyginimą. Jeigu jūs auklę kviečiatės daug rečiau negu susitarėte, tai ji vietoj to atlyginimo, kurį tikisi, gauna kažką stipriai mažiau. Ir labai tikėtina, kad arba išeis iš jūsų šeimos iš viso, arba tiesiog ieškos kitos šeimos. Tikrai galima susitarti su aukle dėl nedidelio grafiko, rasti tokį žmogų, kuriam, kad ir reikia, pavyzdžiui, 4 valandų per savaitę darbo, arba 8 valandų darbo, ar 12 ar 16, čia jau koks yra jūsų šeimos poreikis. Bet pačios brangiausios yra auklės, kurios įsipareigoja dirbti jūsų šeimai, bet nežino, kada bus iškviestos. Tai taip yra todėl, kad jų kolegės nekenčia tokio darbo, jos nenori sėdėti ir laukti, kada kažkas tai paskambins ir pakvies. Tai dėl to tos auklės valandinės pagal iškvietimą turėtų gauti kažkokią kompensaciją už tai, kad ateina tada, kada jums prireikia. Ir tai būna gana brangu. Taigi daug geriau yra susitarti, kad auklė žinotų, kiek tiksliai valandų dirbs. Gali tos valandos varijuoti kažkokiu metu vienaip ar kažkokiu metu kitaip, bet nelaukti, kada jūs jai paskambinsite.